25 skyrius. Keleivių vežimas. Keleivius vežti leidžiama tik tam skirtomis arba specialiai tam pritaikytomis transporto priemonėmis ir tik pagal konstrukciją keleiviams skirtose vietose. Krovininio automobilio kėbule vežti keleivius draudžiama, išskyrus keleivius, vežamus krašto apsaugos sistemos poreikiams, pritaikius kėbulą keleiviams vežti. Ant vaikų iki 16 metų grupės vežančio autobuso priekio ir galo turi būti pritvirtinti skiriamieji ženklai, nurodyti taisyklių 4 priede. Vaikus vežančio mokyklinio autobuso ir transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais salone turi būti vienas lydintis asmuo. Mokinius vežant mokykliniu autobusu, lydinčio asmens funkcijas gali atlikti vairuotojas. Mokyklinio autobuso ar transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais vairuotojas ar vaikus lydintis asmuo privalo užtikrinti saugų vaikų įlipimą, išlipimą iš transporto priemonės. Pagal galimybės vaikus įlaipinti ir išlaipinti stotelėse. Palydėti į kitą kelio pusę jaunesnius kaip 10 metų vaikus. Būdamas kelyje vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Draudžiama vežti keleivių daugiau, negu numatyta transporto priemonės techninėje charakteristikoje. Vežti keleivius taip, kad jie trukdytų vairuoti ir ribotų vairuotojų matomumą. Vežti mopedais, motociklais, išskyrus motociklus su priekabomis, triračiais, visų rūšių keturačiais vaikus iki 12 metų. Vežti keleivius velkamame autobuse, troleibuse ar velkamo krovininio automobilio kėbule, jeigu automobilio priekis arba galas užkeliamas ant specialaus atraminio įtaiso. Draudžiama keleiviams būti vežamos transporto priemonės kabinoje, salone arba kėbule. Vežti keleivius priekabose, išskyrus keleivius, vežamus motociklų šoninėse priekabose arba tam skirtose dviračių priekabose. Mokant kitą asmenį vairuoti, vežti vaikus iki 14 metų. Mokyklinėme autobuse ir transporto priemonėje su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais vežti daugiau mokinių, negu įrengta sėdimųjų vietų. Mokyklinėme autobuse ir transporto priemonėje su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais vežti stovinčius mokinius. Įlaipinti autobuso keleivius iš važiuojamosios dalies pusės.